Be galo malonu šiandieną man būti su jumis, pasveikinti, pasidžiaugti, kadangi susirinkome kartu pasisakyti už pertvarką. Tačiau atėjo laikas, nes tolimesnis dėlsimas būtų milžiniška prabanga. Todėl aš jungiuosi su jumis kartu, dabar arba niekad. Ir tuo pačiu atsiverkime pasauliui ir parodykime savo pajėgumą. Sėkmės jums. Bet turime atsakyti patys savo į klausimą, kuriuo keliu toliau Lietuva turi eiti. Ar už permainas, ar už tokią stagnaciją, kokią matėme iki šiol? Už permainas, akivaizdžiai matau. Linkiu Jums būti nuosekliais ir kurti Lietuvą tokią, kad šiame globalizacijos amžiuje mes galėtume konkuruoti, pritraukti geriausius profesorius ir geriausius studentus čia Lietuvoje. Sėkmės Jums! Jeigu šitos reformos nebus, Lietuva pradės atsilikti nuo kitų europietiškų šalių. Kad šito neįvyktų, aš noriu pasakyti vieną. Verta palaikyti žmonės, kuriem pakanka drąsos. Aš visada tikėjau ir tikiu studentiją, kur yra geriausia, kas yra mano profesiniam gyvenime. Reformoj minusų, aš matau kažkokių nedarabotkių, bet šalia to aš matau, kad dabartinė situacija yra nieko geresnė. Tik tai labai manom, kad jau yra laikas ir metas jau seniai kažką apie tai, ne tik kalbėti, bet jau kažką daryti. Tai ir labai palaikom, kad, žmonės jau ryžiasi bent jau kažkiek jau apriepti šią problemą.